Mielieji, šiandieną noriu kreiptis į Jūs pasveikindama su mums labai svarbia švente Peisach. Tai yra pavasario šventė, tai yra graži šventė. Kiekvienais metais mes tradiciškai susėdam prie Peisach stalo, mes valgom tradicinius valgius, mes geriam saldų vyną, mes džiaugiamės gyvenimu, mes skaitome Agadą, mes skaitome ištraukas iš giesmių giesmės. Ir svarbiausia, kad visa šeima būtų kartu prie vieno stalo. Ir ne vienas žmogus, nei turtingas, nei biednas, neliktų nepamaitintas, jeigu galima jį pasikviesti ir pasisodinti prie savo stalo. Tai būdavo visada metų metais, amžių amžiais. Ir visas 8 dienas žydai nevalgo raugo, bet tos 8 dienos tai nėra pats svarbiausias dalykas, tai yra simboliškai svarbus dalykas. Svarbu yra, kad mes per tas dienas ir kitomis dienomis džiaugiamės, kad mes esam laisvi, džiaugiamės, kad mes turime savo tėvynę, istorinę tėvynę Izraelį, džiaugiamės, kad Izraelis yra laisvas ir linkime visiems mums laisvės, orumo, taip pat kaip to linkime ir mūsų valstybei. Hag Sameach ir Am Israel Chai.